Labas rytas, mano panteriukai, su jumis aš Emilija ir Simas. Ir mūsų žygis. Tai šiandien yra pratęsimas. Šiandien yra diena tokia, ką mes šiandien veiksime. Labas rytas. Ką mes šiandien veiksime? Labas rytas, panteriukai. Su jumis aš Simas ir Emilija. Šiandien mes veiksim, dabar mes apsirengsim, nes nėra taip šilta, esu miegmaišiu, miegojau naktį, man pasidarė karšta, bet jokį skirtumą. Šiandien aš apsirengsiu kažkaip. Mes šiandien vakar viską susidėjome. Aš apsirengiau taip, nes Semas kai netyčia. Mes čia tik, sakykime, vieną naktį miegojom ir mes toliau važiuosim, žinot, kur važiuosim pas savo tėvus, nes bus rytoj mano mamos gimtadienis ir mes važiuosim, mes iki pirmadienį pas juos panakosim jo. Ir aš rytoj praleisiu, tiksliau ne rytoj, pirmadienį, praleisiu universitetą, nes negalėsiu nes aš būsiu pas tėvus, tai va, reikia pinigų įsidėti iš karto. Aha, tai taip, mes turim mažą šaldytuviuką. Šiandien savo įkriaušę. Taip, mes paėmėm mūsų šaldytuviuką. Žinau, yra jau paruoštas maistelis. Tai taip, tu valgyk savo šitą, o aš valgysiu kitokį. Aš valgysiu su tofu, salotom ir krevetėm. Aš valgysiu kažkokiu česnakiniu padažu su mėsa ir salotom. Tu gersi sultis, aš arbatą. Nes aš ryte kažkokia užkimus biškį. Nežinau kodėl, bet čia nesvarbu. Mūsų gyvūnėliai tenais va. Sėdi ten su kažkokia voverė šneka. Ar kas ten yra voverė, pas mus atskrido pamiegot. Tai voverė varyk. Ir aš dabar pasiėmu termosiuką ir iš termoso gėriu. Mes tiesiog susitėm stovėdami pavalgėm, nes čia mesgi staliuko, mes neturim gėriva. Ir mes tiesiog pavalgėm, aš išgėriu tiesiog. O Jėzus beveik visą arbatą. Ir va, Semas visas sultis ir va. Mes dabar ėjom tiesiog pasveikti. Gal nori pažvėjot? Pažvėjot? Nežinau. Davai, eik pažvėjok, žmogus ten kažkoks yra. Gerai. Atsiprašau, žmogau. Taip, ponė, ko nori pažvėjot norit? Aš einu su gyvūnais pasveiksti. Aha. Jo norėčiau pažvėjoti. Aš tai vaikštau, aš tai vandenį neįkritau. Vau, kaip čia gražu. Miško. Sveiki, atvykę į mūsų parke. Daug gyvūnų pas mus yra. Aha. Eikit pabėgiokit tenais kažkur. Kažkaip pavykit, aš šiandien pasėdėsiu. Be! Miau. Vaf. Aš mačiau, tai žiūrėk, dabar sėsk. Mano kepurė. Gerai. Dabar žiūrėk, matai, meškerė, tu su meškerė buvai. Žvejodavau su tėčiu. Oi, verniks mane, kad tu čia skridai, kad gal skrisk. Ir tiesiog dabar paėmėm pasvaldį, meti ir kada kalbėt pradėsi, tada ištraukė.
Gerai išmoko. O. Nu gerai, tu čia pabūk, aš einu savo bėbrių paimsiu. Bėbrių, su bėbrių pabūsiu. Taip. O. Dar reikia tokias 2 žuvis. Mesgi turim tenais tą pašildyti. Tai pietums kepsim žuvienės. Va. Aš manau, aš pažvėjoju. O, tada gerai, aš einu toliau irgi žvėjuosiu. Palaukiai, kur čia mano kalmarą kokį ištrauksiu. O, Jėzus. Taip, tegu dabar žuvytė biškį. Žinais, papūna. Ir mes tiesiog turim tokį daiktą. Kur čia tas daiktas yra, nerandam? Va šitas va daiktas. Va žuvys. Mes tiesiog pašildysim jas ir va. O kol kas aš einu kviesti, nes dabar jau yra 12 valanda. Taip, mes atsikėlėm 10. Atikinėme kalbėti su Ožka. Ir toliau pasivaikščioti. Žiūrėkit, kažkokią koją. Jūs galite tenais nešti. Aha, gerai. Kapibaros, kapibaros. Norėčiau kapibarą, bet reikės pasimti tada, kada didesnį namą. Reikia čia nes ir veido kažkokio. O tai veido kokio nėra. Samai valgyt noriu. Gerai, tu aš pagaminsiu žuvies. Aha, ir tada važiuosimės pas mano mamą, tetę ir sesės. Ir aš žinau, kad pas juos gyvena kažkokie kiti žmonės. Nu, nes, žinau, kol kas papasakosiu istoriją. Kol Semas ten gamina žuvį. Kada mes buvom su visa šeima Japonijoje, nu šitoj, Japonija. Ir tenais tiesiog ir buvo taip, kažkokie neaišku žmonės, tipo nusipirko mūsų namą. Ir tipo apsimetė, ten buvo tie vaikai, taip toliau. Ir tada realiai tiesiog, jie tiesiog visą laiką apsimetinėjo, kad jie nupirko. Ir jie buvo ne pirmas kartas ir jie tiesiog visada pirkdavo namus. Ir mes dabar, jie irgi gyvenam, nes jie neturi kur gyventi. Jie neturi jokių ten turi močiutės senelį, bet močiutės senelį gyvena iš viso Olandijoje ir kur ten pagal jų pasaką. Aš buvau vieną kartą su jam susimačiusi ir va žuvis man rankom valgyt. Nu, va tau šakutė, tipo šaukštą. Tai gerai, greičiau valgom. Kada mes pavalgysime, tiesiog važiuosim pas mano tėvus ir susitiksime rytoj ir bus nuostabus siurprizas. Paklausykite. Iki mano panteriukai, pasubscribinkite mane, palaikinkite šį video. Subscribe my channel and like his video. Thank you very much.